Maskvoje jau 24 kartą prasidėjo Rusijos mados savaitė, kurią atidarė vienas labiausiai pripažintų rusų dizainerių Slavas Zaicevas. 74 metų veteranas madų versle sukasi beveik pusę šimtmečio. Savo karjerą jis pradėjo dar komunizmo laikais. Jo madų namai gyvuoja maždaug 30 metų ir vis dar yra populiarūs. Naujoji Zaicevo kolekcija asociacijos atidarė 5 dienas truksiantį madų festivalį, kurio metu garsiausi rusų dizaineriai pristatys rudens žiemos kolekcijas. Sovietų laikais Zaicevas dominavo aukštojoje madoje, o žlugus Sovietų sąjungai tapo pirmuoju rusų dizaineriu išplaukusiu į tarptautinius vandenis. Jis garsėja tradiciniais rusiškais motyvais ir medžiagomis. Man labai svarbu turėti klientų, kurie nori įsigyti mano drabužių. Daugelį metų aš tiesiog kūriau gražius drabužius. Tai viskas. Tačiau šią kolekciją stengiausi sukurti kuo artimesnę žmonėms, kurie galėtų ją pirkti. Ne vienas rusų dizaineris mėgino sekti jo pėdomis, svajodamas apie pasaulinę šlovę ir pripažinimą. Tačiau mažai kam pavyko tai pasiekti. Madų mylėtojai renginio metu taip pat tikisi atrasti naują Rusijos madų talentą, kuris galėtų užkariauti tarptautinius podiumus.